Nu va, pasiekėm Rygą. Oi, kaip gražu, kaip gražu. Nieko nesimato. Iš to grožio nieko nesimato čia per tos stiklus. Manau. Upė Daugava. Daugava. Plati, graži. Aplamai labai čia. Labai gražu. Sukite Arvydukai dešinėn ir tada sukite dar dešinėn. Nespėjau parodyti, gal paskui reikės kokie gražūs čia dangoraižiai turbūt. Ar daugiau. Kokia bažnytėlė, tuoj pamatysime. Gal stogelis čia per šoną, per kampą. Jo. Теперь налево, потом опять поверните налево. Lauk. Через 100 метров поверните налево и сразу опять поверните налево. Ieškome viešbutuko. Теперь налево. Sukite kairėn ir tada sukite kairėn. Lietinga Ryga, bet graži. Man jau čia patinka. O čia nėra šviesoforo, ne, čia mes galim laukti 3 valandas. Čia lauksim, kol pralauksim. Čia Norvegas važiuos į priekį, tada mes žiūrėsim. Och tu. Čia yra Ryga. O kaip netgi upė, žiūrėk, netgi jinai žinai ką daro. Kažkaip netgi banguoja, ką čia jie daro. Vandenukas verda. Radisson. Mes ne Radisson gyvensim? Ne. Nu gerai. Jeigu ne Radisson, tai... O, kai štai toksai stovi. O, kaip fainiai. Čia mes ateisim gal? Mes čia toli nuo čia būsim? Nu, kažkur netoli jau. Надо будет повернуть налево. Ага. Tai опять направо поворачиваешь. Nu, bet tai налево, jeigu tas sako dešinės. O, autobusai kaip angliški. Už 2 400 aukštų. metrų Aha. išvažiuokite kairėn. Mano draugas, tramvajus, jis labai sakė, jam patinka dalyvauti bendram eisme su tramvajais. Tai va, turėsim šansą Išvažiuokite kairėn. pabendrauti. Va, paminklas. Ir niekam jisai nemaišo, kaip matote. O pas mumis Dešinės. maišo. Žmonės kariavo ir ne dėl to, kad jie ten buvo rusai ar kažkieno priešai ar kas. Bet jeigu jiems yra paminklas, reiškia, jisai turėtų ir būti amžinai. Čia mano nuomonė. Niekam nepiršu. Ten toksai. Žodžiu, broliukams paminklai nemaišo. Kariams. Didžiojo tėvynės karo. Tai vat, stovim, laukiam. Kas čia dar gražus? Теперь слегка налево. Nėra tavo draugų slibinėlių. Ne, jie nevažiuoja. Nevažiuoja jie. Tai vat. Na jo, viešbutukas yra kažkur netoliese, bet reikia surasti painiai. Надо будет повернуть направо. Svetima mieste. Bet nieko. Gaila, kad nespėjau pafilmuoti tų medžių išvirtus. Bet šitiek medžių, kai grįžinėsim, gal dar bus
nenurinkti jie nuo kelio, tai siaubas, visas kelias link Rygos buvo nusėtas gražuoliais medžiais, tiesiog krūvom medžių išvirtusi nuo audros. Šita audra prasinešė normaliai. Gaila labai šitokių gražių medžių. Čia aplinkui vieni viešbučiai, bet ne vieno mūsų. Va, čia yra prekybos centras. Stockmann. Likes. Nežinau. Čia vieni centrai aplinkui iš viso. Opera hotel, ne mūsų. Через 300 метров поверните направо. Направо? Ai, tai čia bus turbūt už to centro. Laikykitės dešinės. Jo. Už 200 metrų sukite dešinėn. Čia atvyksta vėl statybos. Lėta. Теперь направо. Sukite dešinėn. Raudo. O, atvykome viešbutis Merkurijus. Nu, bet čia per tus langus tai nieko nesimato, aišku, užlytus. Nu, ką tu nori, viešbutukas pačiam centre. Прибыли к вашей цели. Labai fainas. Važinėja, sakė. Labas. Einam ieškoti nuotykių su Vilniumi. Rygoj. Patinka tau? Nu ką. Gėlės gražios. Yra gražus. Bet gėlės man tokios, žinai, labai gražios ir jos tokios man, kaip iš vaikystės, man primena tokia kažkokia kvapas, kažkurios gėlės. Nežinau, aš jaučiu va šitos. Kuku. Kaip kvepia? Kurios šitaip bus tokios, man grinai vaikystė, gal jurginai. Bet, šitas koks kvapas. Labai gražios gėlės. Nu, einam toliau laimės ieškoti. Nenkilų medis yra Varnėnų bendrabutis. Nu, aš jau sakau, taip sakau, nu iš kur žinai. Ta va cerkvė graži labai. Čia turim neblogą cerkvelį. Jo, čia jau. Aplamai rūsų tokios visos gražios yra. Lietuviukai nelabai. Tom bažnyčiom, naujom. Čia irgi ta ugnis dega naktį, matai. Jo, žiūrėk, žaliai, nu. Koks kažkaip, ąžuolas. Ąžuolas, storulės. Tokiam spalvom. Einam ieškoti vis tiek nuotykių. O, žiūrėk, koks čia. Ane, kur eisi dabar? Kaip reikia ar atgal einam. Va, vyksta alaus gėrimas Rygoj. Rygos alus vadinasi. Va, pukšt. 4 euriukai. Nežinau kiek euriukų. 4. Tu sumokėjai 8 eurus. Ir čia yra, gavom pusę litro. Nenor 4, ne kiek. Va taip.
Į sveikatėlį. Opa, į sveikatą. Bet pas juos labai daug nefiltruoto alaus yra. Labas. Ką turi? Kelionė liftu. Bet reikia mokėti su juo pasikelti. Nes važinėjimas, kai atvažiavom, kai mulkiai, pirmyn atgal, niekaip nevažiavom. Be kortelės nėra šansų. Va, tokia kortelė čia dedi ir mūsų saugumui sakė ir važiuojam tada. O šiaip jisai nereaguoja, gali spaudyti kiek nori. Nors 30 metų aukštavojas. Aš tą palikau kažkaip. Pervažiavam. Sveiki, sveiki. Namai gimti. Duris irgi stumt reikia. Šarmas. Duris irgi stumt reikia. O, ir laikyti. Stipriai, stipriai. Nu va. Stipriai, stipriai. Ir parėjom. Ir parėjom. Parodė, kiek aš tam su stiprikai. Nerodysiu. Rygos balzams. Nerodysiu. Pardėj. Va, mūsų kambarys toksai buvo. Čia bus vakarė krepšinis Lietuva, Latvija. Bordakas buvo. Čia viešbučio mini baro sudėtis ištraukta iš šaldytuvo į sudėta čia, nes šaldytuve yra sudėta mūsų mėsytės ir mūsų alus. Ir va pietukai mūsų už 28 euriukus. Pats pasiemi kaip valgyklai, atsineši, pavalgai, alaus pats įsipili, pilna savitarna. Kiek nori. Jo, kiek nori. Sveikatą. Kiek nori. Tak, tokia viena biržė, gana gražiai aptikom. Įdomi čia. Nu, ką žinau, sugaidžiu, nesugaidžiu, bet irgi graži. Tas užtekėjimas. Nu, Taronai. taronai nežinau, kas yra. Kiek namų visokių. Brėmeno muzikantai. Vaikščiojom ir kokį grožį suradom. Čia pilis ir yra arkai. O tu sakai ne. Pilis. Kokią pilis tu mini turi? Čia. Pilseta, matai? Rygas pilseta. Sugrauds buvo. Nu, grožis tikrai neišpasakytas čia yra. Čia kažkai rodo, kad buvo dvi tokios kaip pilis ir paskui vartai, matai, po kilimu. Jo,
Greičiausiai. Čia kitas jau. Greičiausiai. Mes jau čia per daug jau matome. Вот так это Алему Рихте тюрьмы. Kuriai? Ne. Kokį tunelį suradom, latną. O kas už tų tunelių? Net Kas ten? O, kaip čia linksmai gyvena jie. Anglai. Šaltibarščių spalvos stalas. Nu, čia toks įdomus. O, fainai. Gražiai spalvos man irgi patinka.